Iš pirmo žvilgsnio gal ir gali pasirodyti, kad dizainas yra kažkur šalia esantis ir išvengiamas. Tačiau iš antro žvilgsnio tampa aišku, kad dizainas yra visur esantis ir neišvengiamas. O iš trečio žvilgsnio kyla klausimas. Ir tas trečias klausimas, kuris kyla po pirmų dviejų, gali nuskambėti labai piktai arba ramiai. Bet vis dėlto tai centrinis klausimas. Kaip tą kartą, kai Vilniaus dailės akademijos dizaino studentai galerijoje Akademija pristatė savo dizaino vizijas. Tai centrinis klausimas, kam reikalingas dizainas. Idėja šitos mūsų parodos tai yra klausimas, kad mes neteigiam kažkokių, kur ant sienų yra ne teiginiai, ne sakiniai, o yra klausimai. Tai yra klausimai, kurie jaunieji dizaineriai išsikelia arba bando užduoti žmonėms arba savo užduoti ir pabandyti rasti galbūt atsakymą į tą klausimą savo kūrybą. Šią dizaino studentų parodą siekiama parodyti dizaino kūrimo procesą ir tuos klausimus, kuriuos išsikelia ir kurdami atsakinėja dizaineriai. Tarkim, kaip dizainas kalba apie atmintį. Tai yra, ar gali dizainas sužadinti asmens prisiminimus, arba būti lengvai įsimenamu. Aš kaip dizainerė sprendžiu atminties materializavimo klausimą ir estetinį klausimą, kaip atmintis materializuojama. Kaipgi dizainas galėtų kalbėti apie atmintį ir ją į dabartį atvesti. Ir kokia ta forma atminties galėtų būti, kuri veiktų šiuolaikiniam pasauliu. Tai tyrimas, kuris galbūt pasibaigs kokio nors daikto arba tarkim kompiuterio programos dizainu. Patraukliu ir lengvai įsimenamu. Kitas tyrimas, kopijos kopija kelia klausimą, ar ta pati forma reiškia tą patį turinį. Šis tyrimas ieško būdų masinės gamybos produktus paversti originaliais. Šiais laikais jau gali būti ne tik kažkoks tai materialus objektas, bet gali būti ir pats procesas. Jisai gali būti projektuojamas ir nagrinėjamos įvairios ne tik formos ant funkcijos problemos, bet ir socialinės, ir ekonominės, ir kultūrinės problemos. Ar žinote, kad dizaineriai ir kėdės yra tema verta atskiro skyriaus dizaino istorijoje ir dabartyje? Karaliai sėdėdavo soste, nes jie buvo asmenybės. Vargšai ant suolų, nes jie buvo pilka masė. Kėdė – individualumo išraiška. Aišku, dizaineriai čia visuomet atranda save. Šitas visas objektas pavadintas treneriu, nes taip norėjau reprezentuoti visą darbo eigą, nes būtent tai, ką kuriu, tai mane ir ugdo. Iš esmės tai yra mano treneris, mano objektas pasirinktas. Tai šiuo atveju aš darau objektą, stengiuosi jį įgyvendinti ir kiek reikia įdėti pastangų, tiek jų įdedu, kad kažkas pavyktų. Taip ir gaunas, kad jis mane treniruoja, jis mane mokina. Įsivaizduokite, dizaineris išsikelia klausimą. Ar žaidimai gali išspręsti neišsprendžiamas problemas ir bando atrasti, kaip sukurti tokią sistemą, kurioje žmogus žaisdamas spręstų tikras problemas. Atrodo gana tolima vizija, bet atminkite, kaip atrodė kompiuteris prieš 20 metų. Gal ir ši idėja po 20-mečio bus labai tikroviška. Šis projektas tai buvo tiesiog pirmame kurse sugalvota mintis, ar jeigu 10 žmonių nesugeba įveikti detektyvo arba išnarplioti mįslės, ar 10 000 žmonių gali išspręsti tą patį detektyvą ir atrasti atsakymą į neišsprendžiamą bylą. Ir tiesiog mano darbas toks ir gavosi. Žaidimo platforma, kuri užduoda tą klausimą ir bando įspręsti pasitelkusi daug protų. Labiausiai esame įpratę prie netokių vizionieriškų dizainerių idėjų. Tarkim, gliukozės kraujyje matuoklio dizainas. Dizaineris išsikelia klausimą. Slėpti ar rodyti? Lyg ir pats atsako – rodyti. Taip, galima teikti, kad aš savo plaučius dovanoju kažkam. Aš sutinku, kad mano plaučiai būtų padovanoti žmogui, kuriam reikės plaučių. Aš sutinku, kad mano širdis būtų padovanota žmogui, kuriam reikės širdies. Ir per vieną draugo gimtadienį jūs padovanosite jam savo širdį. Štai tokią dėžutę, kuri žinoma tuščia, bet juk visi turi suprasti apie donorystę. Dizainerė šiuo atveju nekuria daikto dizaino. Ji kuria idėjos ir idėjos komunikavimo dizainą.
Svarstoma, kokios dizaino priemonės turėtų būti pasitelktos, kad žmogaus valios išraiškos forma būtų tinkama ir priimtina donorystei. Aš kalbu tokį kaip apie paraiškos formą savo artimiesiam žmonėm, kad tavo valia po mirties būtų išreikšta, nes tai yra toks klausimas, apie kurį nesusimastom, kas bus po mirties, kaip bus elgiamasi su mūsų kūnu, mes turime teisę išreikšti, kaip bus pasielgta. Galbūt mes norim, kad būtų paaukota medicinos tikslams. Dizaino procesai ir pats dizainas keliasi į naujas erdves. Tai ne tik daiktų dizainas, kaip mums perša stereotipai. Dizainas atsiranda visur. Ir tas centrinis klausimas, kam reikalingas dizainas, įgyja daugybę atsakymų. Galvoju tam, kad galėčiau save realizuoti. Jeigu taip galima būtų sakyti ir žmonėms. Dizainas yra ir scenarijus. Jeigu aš sukuriu procesą, kuris veikia, tai yra dizainas. Mano supratimu, jisai yra reikalingas kaip komunikacijos priemonė, kai tu gali kvestionuoti kažkokius dalykus ir ieškoti geresnių sprendimų. Man dizainas tai dar viena medija užduoti klausimą ir pamėginti jį išspręsti. Pasakojimo apie studentiškus dizaino procesus pabaigoje, kaip visada, pabandykite atsakyti ir jūs. Tai kam vis dėlto reikalingas dizainas? Prieš atsakydami, kad niekam, gerai pagalvokite.